Labas rytas. Šiandienos laidos tema bulvės. Bulvės, kurias mes visi gerai pažįstam, kurias mes gaminam pastoviai. Atrodo, nieko negalėjau nustebinti su tom bulvėm, taigi šiandien pasistengsiu šiek tiek kitaip padaryti bulvių košę. Bulvinius blinus, kurie iš tiesų bus prancūziški bliniai. Ir ispaniško tortilla, tai yra bulvių pyragas, kiaušiniai su bulvių. Bulvių košė. Visi mes ją darom, visi mes ją puikiai pažįstam. Vieniem įgaunasi geriau, kitiem įgaunasi prasčiau, vieniem su gamuliukais, kitiem be. Bet viena iš pagrindinių taisyklių gaminant bulvių košę yra kuo mažiau vandens bulvėse, tuo skanesnė bulvių košė. Todėl mes gaminsime bulvių košę iš keptų bulvių. Čia turiu iškeptas orkaitėj bulves, kurios kepia 180 laipsnių temperatūrai. Na, priklausomai nuo orkaitės, nuo bulvių dydžio, tai gali trukti ir 40 minučių ir valandą. Tiesiog patikrinkite su peiliu. Sminga iškepusios. Ne, kepkite toliau. Kaip ir minėjau, pagrindinis priešas bulvių košės, skanios bulvių košės yra vanduo. Todėl, kai mes verdame bulves vandenyje, jos savaime suprantama prisigeria vandens. Todėl aš kepdamas jas orkaitėj garantuoju ką? Ta, kad jos bus visiškai be vandens, sausos. Ir skonis, ir skystis, kurį aš duosiu, tai yra naudosiu pieną ir šiek tiek sviesto. Pavyzdžiui, Džiolis Robišonas, vienas iš žymiausių prancūzų šefų, gamindamas bulvių košę, naudoja, pasak legendų, 1 kilogramui bulvių 1 kilogramą sviesto. Pieną užsikaitinam. O bulvių košiai naudosiu spaustuką. Tai bus žymiai patogiau ir greičiau ir rezultatas bus žymiai geresnis. Mažiau gumuliukų. Jei neturit spaustuką, grūskit su tradicinė grūstuvė. Bet vis dėlto šitą kažkada nusipirkau už kelis litus. Kiniškas, bet vis dar reikia. Kaip matot, rezultatas tikrai puikus ir paprastas. Kol trinėm bulves, pienas jau užvirė. Taigi naudosim pieną, sviestą, druską ir bulves. Sviestas, jo mėgstu daug. Pienukas. Pieną pilkite. Kas mėgsta kokią bulvių košę, kažkas ją mėgsta, kad ji būtų skystesnė, kiti mėgsta ją kietesnę. Viskas priklauso nuo skonio. Kuo mažiau bulvės liečiasi su vandeniu, tuo labiau koncentruotas bulvių skonis yra. Mūsų tikslas šitoj bulvių košiai, kad ši bulvių košė būtų tiesiog tikro bulvių skonio, koncentruoto bulvių skonio. Dėl tos priežasties aš jas ir kepiau orkaitėj. Jeigu gaminate apkepą, piemenėlio apkepą, tai įmuškite porą trynių, išmaišykit ir tada jau formuokite ant savo apkepą iš šitos bulvių košės viršui kokius norit raštus. Kepant jinai nesusmegs, gražiai apskrus ir bus tvirta ir skani. Pagal mane tai yra ideali bulvių košė. Tokia, kokia ir mėgstu. Koncentruoto bulvių skonio. Sviestas ir pienas. Daugiau nieko. Skanaus.